Vasaros pabaigoje AKSA apie 70 būsimųjų studentų išsivežė pirmąją pažintį – pirmakursių stovyklą. Jau 6. kartą Alytaus kolegijos studentų atstovybės organizuojama stovykla suteikia progą pažinti savo būsimus grupiokus ir susirasti naujų draugų. Vos atvykę į stovyklą, būsimi pirmakursiai buvo suskirstyti į 6 komandas. Šiais metais komandų pavadinimai buvo tikrai linksmi. Sliekai – vadovas Rimantas Packevičius, Moškės – vadovas Dainius Kasperavičius, Grambuoliukai – vadovas Mantas Daugėla, Amarai – vadovas Marius Jablonskas, Tarakonai – vadovas Mindaugas Beinis, bei Blakės – vadovas Gediminas Ryženinas. 3 stovyklos dienos praėjo kaip viena. Fuksiukams nebuvo kada nuobodžiauti, kadangi turėjo įvykti daugiau kaip 20 ištvermės bei sumanumo reikalaujančių rungčių. Estafetė, žaidimai su vandeniu, kiaušinių kovos, virvės traukimas. Surasti AKSA paslėptų specialius lobius. Pirmiausia, būsimieji pirmakursiai dalyvavo pokalbėje su šauniaja Alytaus kolegijos direktorė Danutė Remeikienė. Studentai nestokojo noro sužinoti atsakymų į jiems rūpimus klausimus apie paskolas, stipendijas bei laisvalaikį. Direktoriaus pavaduotoja akademiniai veiklai Jurgita Markevičienė padėjo atsakinėti direktoriai klausimus susijusius su studijomis. Šio susitikimo metu buvo pristatytas ir kolegijos choras. Jį pristatė vadovė Ernesta, kvietusi visus dainingus pirmakursius prisijungti prie jauno, bet jau įvertinto kolektyvo. Po susitikimo su kolegijos vadovybė, būsimiesiems studentams prisistatė Parex bankas. Apie banko teikiamas paslaugas pasakojo Alytaus filialo Parex banko verslo finansavimo vadybininkas Gediminas Dundzys. Studentai uždavinėjo įvairius klausimus apie banko korteles, paskolas, valiutas. Studentai taip pat susipažino su Lietuvos studentų atstovybių sąjungos Elzas bei studentiškiausios internetinio portalo Netiks TV veikla. Sužinoję daug įdomių dalykų apie jų laukiantį studentišką gyvenimą, skubėjo prie studentiškų pietų. Užmušę alkio kirminą studentai kibo į kovą dėl šauniausios pirmakursių komandos titulų. Pirmąją dieną studentai daugiausiai dalyvavę susipažinimo žaidimuose, antrąją dieną jiems teko pajudėti. Estafetė. Daugiausiai jėgų ir įspūdingiausių akimirkų dovanojo estafetės rungtis. Pirmiausiai komandos turėjo išsirinkti, kuris žmogus nubėgs iki namelio ir atneš maišą komandai. Sėkmingai įvykdžius šią užduotį laukė šuoliai su maišu. Itin aktyviai palaikomi dalyviai stengiasi kuo greičiau perduoti estafetę kitiems komandos draugams. O jiems teko iš tikrųjų nelengva užduotis – rankomis nueiti iki laužavietės. Paskui apsikeisti vietomis su kojomis nešus su draugu ir grįžti atgal. 5. komandos nariui teko šlapiausia užduotis – šokti į ežerą ant pilvo ir atnešti 2 butelius vandens ir grįžti atgal. Kas turi geriausius plaučius, išsiaiškino baliono sprogdinimo etapas. Po jo reikėjo balionus pilnus vandens sprogdinti kitam ant kelių. Įdomu, kad šioje rungtyje labai noriai dalyvavo merginos. Estafetė šlapiuoju etapu nesibaigė. Paskutinė svaigiausia rungtis susuko ne vienam galvą. 10 kartų apsisukti aplink lazdą ir bėgti pagriebti mineralinio butelį bei jį su komandos draugais išgerti kaip galima greičiau. Atrodė sunkiau negu iš pirmo žvilgsnio. Žiūrovams tai sukėlė daug šypsenų. Vyrų kiaušinių kovos. Kieno stipriausi, kiaušiniai išsiaiškino specialiai vaikinams parengta užduotis – vyrų kiaušinių kovos. Nors dažnai kiaušiniai apsivydavo priešininko, bet galiausiai liko vienas vienintelis – tikras vyras su sveikais kiaušiniais, išdaužęs kitų vyrų pasididžiavimus. Kiaušinių mėtymas. Sakoma, kiaušinio trynys labai sveikas žmogaus plaukams. Šiai nuostatai vadovai specialiai savo komandos narius apmėtė kiaušiniais, taip pelnydami daugiau taškų savo ekipoms.
komandos nariai galėjo atsigriebti už tokį poelgį vadovams, nes pabaigoje išaušo jų atpildo valanda. Nors vadovai ir garbingai stovėjo, bet pirmakursiai negailestingai juos apmėtė kiaušiniais. Balionų mėtymas. Ar įmanoma pagauti balioną pilną vandens plikomis rankomis? Taip. Taip paneigė balionų mėtymo rungtis, kur vadovai kuo patogiau komandos nariams turėjo numesti balioną, nors rungtis panašėjo į šlapių marškinėlių konkursą. Bet komandoms pavyko pagauti kelis balionus ir gauti papildomus taškus. Virvės traukimas. Gudriausia, linksmiausia, vikriausia, kiečiausia komanda išsiaiškinti padėjo kitos rungtys. Atėjo eilė sužinoti, kas yra stipriausia. Virvės traukimas tai puikiausias šansas komandoms įrodyti savo jėgas bei vieningumą. Su ypatingu džiugesiu būsimieji pirmakursiai ėmėsi ieškoti studentiško lobio. Jiems teko ne tik miklinti kojas, ieškant pasislėpusių vadovų ir lobio, bet ir sukti galvą sprendžiant kryžiažodį bei bandant sudėti reikalingas raides. Alytaus kolegijos direktorė specialiomis Alytaus kolegijos dovanomis apdovanojo aktyviausius stovyklos pirmakursius Mantą Pavilionį ir Ernestą Ziminską. Aksa savo ruožtu taip pat išrinko 2 aktyviausius bei labiausiai padėjusius studentų atstovybei tvarkantis fuksiukus – Evaldą Žemaitį ir Justiną Petkevičiūtę. Jie apdovanoti Aksa prizais ir laukiami prisidedant prie studentų atstovybės veiklos. Na, o šauniausia bei daugiausiai taškų surinkusi komanda buvo Tarakonų. Nors 5 taškais atsiliko Grambuoliukų komanda, tretieji liko sliekai. Džiugu, kad visi stovyklą paliko geros nuotaikos, o praleistas laikas dar ilgai neužsimirš. Alytaus kolegijos studentų atstovybė dėkoja visiems prisidėjusiems prie to, kad pirmakursių stovykla įvyktų. Alytaus kolegijai, Pareks bankui, Alytaus portalui alytausgidas.lt, o pats didžiausias ačiū Alytaus miesto savivaldybei.